Su kokiamis asmenybės savybėmis žmonės sieja ekologišką mitybą? Su kokiamis tik nesieja, gal klausimas toks teisingesnis būtų. Jei žmonės perka ekologišką maistą, kiti žmonės juos mato kaip sąžiningesnius, draugiškesnius, sąmoningesnius ir smalsesnius. Na, ar tiksliau tariant, labiau atvirus patyrimui, jeigu jau kalbam tiksliai metodikos terminais. O tai yra 4 iš 5 didžiųjų asmenybės savybių grupių. Na, gaunasi, kad jie yra tiesiog visokie. Bet šiaip ar taip, tai yra asmenybės portretas. Tačiau ekologiško maisto fanų žmonės taip pat vertina ir kaip labiau narcisistiškus, ar, sakykime, savimilas, ne akademiniais terminais. Narcisistiškumas man, aišku, užkliuvo, todėl paieškojau dar. Kito tyrimo išvadose teigiama, kad narcisizmu ir makiavelizmu, 2 iš 3 tamsiosios triados ypatybių, pasižyminti žmonės tikrai išsiskiria stiprių ketinimų pirkti ekologišką maistą ir mokėti už jį papildomai, su sąlyga, jei toks jų elgesys bus matomas ir giriamas kitų žmonių. Tylus ir nepastebimi ekologiško maisto pirkėjai gali tai daryti dėl visai kitų priežasčių, bet jas dar matyti reiks atrasti, tokių tyrimų tikrai neradau. Asmenybės savybės buvo vertintos remiantis Big Five modeliu. Jei jums smalsu, galiu padėti pasimatuoti savo asmeninės savybės. Reklama. Skanaus, taikos ir ramybės.